Artėjant didžiajam Kalėdų stebuklui, kviečiu rasti laiko sustoti ir pabūti su savimi. Nutilti, kad galėtum įsiklausyti savo vidų, kaip aš jaučiuosi ir ko aš noriu. Įsiklausyti, kad išgirstum, su kokiu vidiniu nusiteikimu per šventes bendrausiu su artimais žmonėmis, su draugais, su kaimynais. Galbūt jau šiandien susitiksiu su tais žmonėmis, kurie kažkada tai nepateisino mano lūkesčių, skaudino, didino kaltės ar gėdos jausmus. Galbūt tai mano vaikystės šeima ar suaugę mano vaikai. Pasitikrinkite, kaipgi aš pasiruošiau šiam susitikimui. Galbūt kūčioms ar kalėdoms susirinksite didelę šeimą vaikystės namuose. Žinokite, būtent ten kyla daugiausiai įtampų ir nesąmoningo tokio noro priešintis, nes ten su pačiais artimaisiais tampame labiausiai pažeidžiami, įsijungia mūsų dominuojančios gynybos. Primenu, kad mūsų esančius klube malonumas gyventi vienyje pasiryžimas pažinti ir kurti save, remiantis savo resursais, kurių tikrai šiandien jau turite. Jūs jau žinote savo stiprybės ir kaip galima tvarkytis su silpnosiomis pusėmis, kad galėtumėte turėti tai, ko norite. Žinote, kad save vertinantis žmogus sugeba suvokti savo emocijas, mintis ir mato dabartinės galimybės pasirinkti, kaip reaguoti ir elgtis. Jūs jau mokote sustoti net ir karščiausioje situacijoje ir paklausti savęs, o ko aš iš tikrųjų šioje situacijoje noriu. Tad labai linkiu įsiklausyti į save, įsiklausyti ir į kitus ir galbūt net pasiūlyti kitokią tradiciją kūčių vakarui ar kalėdų dienai. Išsikalbant apie tai, apie ką paprastai šeimoje nekalbėdavote, galbūt jūs galite žengti tą žingsnį ir vietoj prarytų nuoskaudų pasiūlyti visiems šalia esantiems padėkoti asmeniškai kiekvienam už kažką svarbaus. O jei reikia, už kažką paprašyti atleidimo, o gal pačiam atleisti kažkam. Prisimenate, labai daug kartų kartojau, mes visi esame netobuli, esame žmonės, turintys savo baimių ir mums įdiegtų taisyklių rinkinius. Tiesiog mums būdinga kartais nesuprasti kitų žmonių ar daryti klaidas. Tad pirmiausia, atleiskime savo už tai, kad nesame tobuli, už tai, kad skaudiname kartais kitus, už tai, kad darome klaidas, nes tik atleidus savo galima atleisti ir kitiems žmonėms. O kai širdyje nebeliks nuoskaudų, tikrai žinau, ten daug daugiau vietos atsiras geranoriškumui, dėkingumui, meiliai, tikėjimui savimi, kitais ir gyvenimu. Net jei šiuo metu jums atrodo, kad gyvenate situaciją, kai iš jūsų gyvenimas atėmė kažką labai brangaus, visada atsiminkite, kol esate gyvas, niekada nesate vienas. Visada turite save. O atsisveikindama, linkiu stebuklingo meto jums, būnant kuo tikresniu su savimi ir kitais. Jūsų Danguolė.